Labas, šiame video matysit pirmą mano YouTube kanalo įrašą apie specialiai optimizuotą palūžti žygį, dar kitaip vadinamą SOP. Eisime 100 km, apie 28 valandas, įvairiais reljefais, bekelę, paplūdimiu labai nemažai ir pamatysit, kaip atrodo patyrimo kelionė rimtame žygyje. Kaunas, penktadienis, gegužės 22, išvažiuoju į Latviją, į Liepoją, vesti 11 SOP. Nu va, laikas į Liepoją. Burundukai surinkti, dabar pirmos emocijos. Susitiksim Liepojai. Labas rytas, SOPO rytas. Laikas pavalgyti džentuką, arbatytis. Ir prasidės rimti reikalai. Kojų paruošimas, atrodo, kad mumija paruošė jau. Pas mane ne taip baisiai, va čia mumija. Išeisim. Tai va, laukia 100 km, 32 valandos pasivaikščiojimo. Ar parvesiu, kai 2-3 skris. Nu, bet toks jau SOPas. Kažkada. Po biškį renkasi chebrytė. Kas pirmam SOPui, kas ne. Štai, elitinis būrys. Pagrindiniai veikėjai Gražina, Kristina, Eugenijus, Agnė, Reda, Robertas, Dominikas, Albertas, Lukas, Robkė, Šaptavičius, Lina, naujas žmogus. Kas ten Darius, irgi naujas žmogus. Ir Invidas naujas žmogus. Monika buvus. Mokytoja, Rasa, pavaduotoja, Daiva. SOPas prasideda su šiais burundukais. Vienas po kito eina burundukai. Atsidarom SOPą. SOPas prasideda. Einu prie žygeivo kodiniu vardu Žaltys. Žaltys, žalias. Draugai jį vadina Robke. Tenais draugės, karatistė ir pavaduotoja. Čia Agnė. O kas čia ta? Ten neaiškus būrys. Neaiškus būrys. Čia mes turime mokytoją. Jos partizaninis vardas mokytoja. Mokytoja, ką pasakysit? Kodėl reikia prasivardžiuoti? Atsiprašau baisiai. Partizanai. Aną savaitę bunkerį praleido. Šlapė, drėgna, pelėsis. Video gali atrodyti, kad mes čia einam ir žvengiam ir taip viskas lengva paprasta. Bet kita vertus yra reikalų ir kiekvienas iš jų ruošiasi 4-6 mėnesius, kad minimalizuotų po 100 km bekelę galimus nuostolius. Ir tai yra treniruotės, daiktų, batų, kuprinės pasiruošimas, smulkių detalių, kaip klynovskio nutrinimai, pūslės ir panašiai. Viskam tai buvo pasiruošta, dėl to jie ganėtinai komfortiškai gali eiti. Ir kurti, atsiprašant, turinį, kurį paskui galima dabar kelti į va šitą pirmąjį video. O nepasiruošus galima labai greitai, kad ir per pirmus 20 km pasidaryti daug bėdų. Tai jūs, jeigu kažkada galvotumėt apie tokį žygį ateiti pas mane, na mes jau ruoštumėmės atskirai, kalbėtumėmės apie jūsų patirtį ir kaip jums pasiruošti, kad galėtumėte turėti geriausią patyrimą. Prasideda Latvijos pajūris, toks biški kitoks negu lietuviškas, bet varysim tenais. Mainai čia yra. Pirmas etapas, 14,5 kg turim, varom toliau. Kėbytė, ramiukai belgai, juda. Dabar iš paplūdimio biškį peršokam į Liepoją, nes reikia pereiti uosto teritoriją. Bet šiaip orelis pasaka, čilis gridins. Nu ką, 19 km, valgykla. Tvarkykla, valgykla, prižiūri aplinką. Suvalgiam braunio.
skambina pagalbai, keikia žmoniją, mąsto apie savo batus. Pagrindinis tikslas šio žygio yra grįžti be puslių. Nu ką, laikas įjungti lazdas į darbą. Reikia kūną pasaugoti. ...1995 metai. Susirinko giminė. Nesakysime, kur mūsų lauko tualetas. Jūra šilta. Dėdė Albertas guli svajingai su teta Lina. O štai Plungės komisariato atstovas prižiūri, kad mes nešiukšlintume gamtoje. Aplinkosauga 95 metai. Štai šis kampas. Na, jo sunku pristatyti. Tie, kuriuos nekvečiame į giminės balius. Bet jie patys ateina. Kodėl jie čia? Nežinia. Tai ką mes? Ką mes, ne, alfa patys iškert nori. Va tokį tau pareiškimą ramų. Alfa dirba savo darbą. Kitas dalykas - mityba stopo metu. Žygėjai buvo informuoti, kad reikia pasimti pirmiausia pietums savo maistą. Vakarienę gavo, privažiavo mūsų šefė, pagamino po dienos darbo, prieš tai jie buvo pavalgę pusryčius, na ir iš esmės sustojimo vanduo buvo sustojimuose pasipildytas, tualetas 1001 visur, arba tarkime paplūdimio ten tualetai pasitaikydavo ir taip, Sope nebus taip, ten į kavinės varysim, čia buvom vienoje kavinukiai užsukę, bet ten toks trumpas sustojimas kavos ir panašiai, kai jau buvo nusipelnę padirbėję, taip jau rimčiau. Tai va, tai dalis Sopo būna ir vat, maisto planavimas, kaip aš maitinsiuos, kaip aš skrandį prižiūrėsiu, kad nebūtų bloga ir būtų pakankamai patogu eiti iki pat galo ir energijos nepritrūktų, nes nepavalgius faktas, energijos lygis antroji Sopo pusėje labai smektų. Draugai, pakelkite galvas ir tarkite žodį. Kur jūs einat? Į šviesų rytojų. Čia šviesaus rytojaus, ką galas? Į senatvę einat? Kažkaip ne čia papuolėt? Ne pakeliui mums. Hai. Sveikučiai. 40 kg beveik yra ir mes toliau renkam kalvas. Į Venezuelą arba į mišką. Taip, va toks maistukas mus, atsiprašant, šeria prieš naktį. Ten viskas šefukė. Ir vat visi kokie patenkinti. Ir mūsų stovyklavietė, ir draugai draugužiai, ir kas čia? Dilerė, aišku. Video YouTube, subscribe, dilerė. Ir visi kiti, pasigavo. Puls labas. Papuls šitas kadras. Šitą. Nu ką, naktis. Einam toliau, jūra ošia, girdisi. Keliausim greitai į rytą, dar porą valandų, švis, o šiaip tai labai graži naktis. 3 valandos 8 minutės, mes Papėje. Kas ką daro? Štai. Ką žmonės dirba visą dieną. Baisiai. Jau kurį laiką, kai kurį laiką čia vedinamės. Vat mūsų zoologijos sodas. Štai, parodykime visą zoologijos sodą. Tenais irgi mes turime žmogiukų. Žvėriukai naktiniai. Kaip pakytęs bliksi. Na, numirėlių stovykla 1.0. 23 km liko. Tikslas baigti 100% grupės. Nėra buvę nuo 23 metų.
Žygis baigėsi. Apie jį kalbame savo pokalbių grupėse. Patyrimas įvyko 100 km ir visi 16 žmonių finišavo. To nebuvo 3 metus, ko aš labai džiaugiuosi, kad pavyko pagaliau vėl pilną grupę parvesti. Žmonės buvo pasiruošę. Matėte tokią juoko, galbūt ne visų kadrų rinkinį per šitą trumpą video, bet manau susidarėt vaizdą, kas yra SOP. Ir jeigu patiko, paspauskit patinka, pasubscribinkit naują kanalą. Man po pirmo video žiūrėsime, kaip seksis toliau ir gerų dienų.